Labas rytas visiems. Gera, malonu kiekvieną matyti, kur Dievo namuose, bažnyčioje. Ačiū, kad nepabūgot žiemos, speigų, sniegų. Ir Viešpats visada kartu su savo tauta, su savo žmonėm, su mumis. Ir ten, kur bažnyčia susirenka, ten Viešpats. Žinome, jau nežinau, iki pat gelmių 2 ar 3, kur mano vardu ten ir Viešpats. Ten ir Viešpats. Gera matyti šitą rytą kiekvieną, gera matyti besišypsančius, besidžiaugiančius. Ir mes ateinam pas Viešpatį, kas bebūtų gyvenime. Mums linksma ar liūdna, ateinam pas Viešpatį, nes jis visako šaltinis. Kai liūdna, jis džiaugsmo šaltinis. Kai džiaugsmą nepasakysiu, kad liūdesio šaltinis, bet jis džiaugiasi kartu su mumis, kai aš įsitikinęs, kai tau gera, Viešpats džiaugiasi, nes jo tokie planai, sako, ateitis su viltimi mum yra su Viešpačiu, kiekvienoje situacijoje. Ir tikrai atverkim savo širdis Viešpačiu. Aš tikiu, kad mes kiekvienas čia dėl Viešpaties, nes antraip veltui viskas būtų mūsų gyvenime, jei kažką darytumėm tarsi dėl Dievo, bet be jo. Jis čia pagrindinis, kurį mes mylim, kurio mes laukiam, jis liečia mūsų gyvenimus, jis kalba į mūsų gyvenimus ir mylintis, maloningas Viešpats ir jo malonė atsinaujina kiekvieną rytą. Ir šiandien jo malonė atsinaujina tau ir man, mums visiems, kad džiuginti, kad paliesti, kad atnešti gyvenimą. Ir labai džiaugiuosi, kad kai kurie jau pasveiko, daug sergančių ir gera matyti, kurie jau pasveikė ir tikrai linkiu sveikatos ir nesirgti. Tegul Viešpats saugo, pakilkime. Ačiū tau Viešpatie, už šitą laiką tavo akivaizdoje. Mes ateinam Viešpatie prieš tave. Mes atveriam Jėzau savo širdis Dieve. Tau Viešpatie Dieve, tikrai, kad tu veiktum, kad tu kalbėtum į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis Viešpatie Dieve, tau visa šlovė kyla, tau visa garbė. Ačiū tau Viešpatie Dieve. Mes atsiveriam taip, kaip galime Dieve, bet tavo malonė padaro darbą mumise, tavo malonė ir dvasia šventoji atveria mūsų širdis ir gyvenimus Viešpatie, kad būtumėm atviri tau, tavo meiliai. Tu taip stipriai myli kiekvieną Viešpatį ir tavo meilė, begalinė tavo meilė kiekvieną dieną, tavo malonė kiekvieną dieną. Mums Viešpatie, mums reikia tavo malonės. Kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną mes stiprus tik, kai stovime tikėdami tavo maloniai, pasikliaujam ne savim, ne aplinkybėmis, bet tavimi mūsų Viešpatie. Ir mes garbinam tave šitą rytą, visą širdimi Viešpatie, atiduodame visą šlovę, nes tik tu vienas vertas visos šlovės Jėzau, visos garbės mūsų Dieve. Ačiū tau, būk pašlovintas, būk pagarbintas, veik Viešpatie taip, kaip tu nori, čia ir dabar, mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose. Viešpatie, mes dėkojame už tavo žodį taip pat, mes laiminam Jėzaus Kristaus vardu, dėkojame tau už tavo žodį, už tavo artumą, už gyvenimą, kuris yra tavyje. Ir tu esi čia Viešpatie, savo dvasia, kad veiktum, kad pripildytum šią vietą, kad pripildytum savo bažnyčią Dieve ir vestum. Aleliuja, mes pasiduodame ir atsiduodame tau. Visa šlovė ir garbė mūsų Viešpatie Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Mūsų Viešpats gyvas, mūsų širdise. Ir mes aukštinsim jo vardą, šlovinsim ir garbinsim Viešpatį. Jis padarė mus laisvais, kad šlovintumėm jo vardą, kad džiūgautumėm šį rytą, nes tau ir man atleista. Mums atleista per jo malonę, per jo gerumą tau. Todėl tai priežastis dėkot, tai priežastis džiūgaut, tai priežastis giedot ir aukštinti jo vardą.
todėl mes šlovinsim ir garbinsim tave viešpatie. Džiaugsmingomis širdimis tave šlovinsim viešpatie. Halleluja, halleluja. Tu esi vertas šlovės viešpatie, esi vertas garbės, esi vertas gyriaus. Ir atiduodam tau visą šlovę, atiduodam tau visą garbę, nes tu esi vertas viešpatie. Tu esi viešpačių viešpats, karalius, išaukštintas, sėdintis sostinėje. Pasakyk, mano Dievas, tu esi mano Dievas, mano karalius. Ir aš šlovinsiu, aš garbinsiu, aš girsiu tave viešpatie. Per amžių amžius, halleluja, halleluja, tave viešpatie. Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano
Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Skelbti dar bažnyčia. Mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Taip tai jis. Mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas čia žemėje prieš tavo į vardą nusilenks ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas čia žemėje prieš tavo į vardą nusilenks ir tautos galybę tavo matys. Mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso Visas dangus ir žemė. tik tau, Jėzau. Mano Dievas yra karalių karalius. Ir tik tau. Jam priklauso visas dangus ir Skelbti žemė. dar bažnyčia. Mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas čia žemėje prieš tavo į vardą nusilenks ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas čia žemėje prieš tavo į vardą nusilenks ir tautos galybę tavo Taigi bažnyčia matys. skelbti dar. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas čia žemėje prieš tavo į vardą nusilenks ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas čia žemėje prieš tavo į vardą nusilenks ir tautos galybę tavo matys. Tavo galybę. Galybę tavo matys. Galybę tavo matys. Tavo galybę ir šlovę viešpatie. Tavo galybę ir šlovę. Te tautos pamatys. Tautos nusilenks prieš tave, Jėzau, prieš tave, karaliau. Ir te mūsų širdis skelbia tai, kad tu viešpačiu, kad tu karalius, tu išaukštintas ir nėra tokio kaip tu viešpačiu. Mes skelbiam tai, mes išpažįstam. Mes išpažįstam. Tu tas, kuris atveri kelius viešpatie. Tu tas, kuris tai, ko mūsų akis neregėjo ir mūsų ausis negirdėjo, tu esi suplanavęs, tu esi numatęs to, ko mes negalim įsivaizduoti. Tu tiesi kelius mūsų gyvenime, mūsų ateičiai, mūsų gerovė viešpatie, kiekviena. Ir mes priimam tai, skelb bažnyčią, veski mane viešpatie,
Tieski kelius mano gyvenime. Atverki tuos kelius. Mumyse judi, aš šlovinu, čia esi, mumyse veiki, aš šlovinu, giedokite bažnyčią. Čia esi, mumyse judi, aš šlovinu, čia esi, mumyse veiki, aš šlovinu. Jėzau, atversi kelią man Dieve, žodį tęsėsi, tamsą nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Atversi kelią man Dieve, žodį tęsėsi, tamsą nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu.
veiki tu niekada nenustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti, net kai aš nematau to veiki tu, net kai aš nejaučiu to veiki tu niekada nesustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti, net kai aš nematau to veiki tu, net kai aš nejaučiu to veiki tu niekada nesustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti, net kai aš nematau to veiki tu, net kai aš nejaučiu to veiki tu niekada nesustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti, net kai aš nematau to veiki tu, net kai aš nejaučiu to veiki tu niekada nesustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti, net kai aš nematau to veiki tu, net kai aš nejaučiu to veiki tu niekada nesustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti. Patikėkit tuo, atversi kelią man Dieve, žodį tęsės, tamsą nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Tu atversi viešpatie.
tūkstančių ir tūkstančių mylimiausias, pats gražiausias man. Mes trokštam pamilti tave, Viešpatie, ir tūkstančių mylimiausias, pats gražiausias man. Iš tūkstančių 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 ir tūkstančių mes aukštinam tave. Mes skelbiam, tai jo karalystė. Tai jo karalystė, jo galybė, jo valdžia per amžius amen. Skelbtai bažnyčiai. Tai jo karalystė, jo Galybė jo. galybė, jo valdžia per amžius amen. Tai jo karalystė, jo galybė, jo valdžia per amžius amen. Tai jo karalystė, jo galybė, jo valdžia per amžius Alleluja. Ir niekas neatims. O, nes tai tavo Viešpatie. Mūsų gelbėtojas, tavo varde yra jėga, nes tu gelbsti, tu teiki ramybę, tu aprūpini. Taip, tai tu, Viešpatie, tu toks. Ir mes norim pažinti tave kaip savo aprūpinti, kaip ramybė ir kaip
meilė, kaip ta, kuris niekada nenuvils. Mes norim pažinti tave mūsų silpnume. Dar labiau. Dar labiau. Šlovingai apsireikš, jei jo ieškai, šlovingai apsireikš.
šlovingai apsireis. Dėkojame tau viešpatie, dėkojame tau Dieve. Tavo vardas aukščiau bet kokio vardo viešpatie. Tavo jėga viešpatie tokia pati, tu galingas viešpats Dievas. Dėkojame viešpatie, kai galim nusilenkti, nusižeminti prieš tave, kad tavo vardui būtų suteikta verta garbė, verta šlovė viešpatie. Mes atiduodam šlovę, garbę, nes tu vertas viešpatie ir tu mūsų Dievas. Dėkojame tau viešpatie visa širdimi už tai, kas tu esi Dieve. Mums, mūsų gyvenimuose, tu Dievas sėdintis soste, tu viešpats, kuris atradai mus viešpatie mūsų gyvenimuose. Tu siuntei Jėzų Kristų, kad išgelbėti. Tu siuntei mums gyvenimą viešpatie. Mes dėkojame tau visa širdimi Dieve. Ir tu kiekvieną dieną teiki savo malonę mums, Dieve, atnaujini savo malonę. Tavo malonė visa perviršyje, visokius sunkumus, visokias kliūtis. Tu teiki jėgą viešpatie savo vaikams, kad būtumėm stiprus tavo vardu ir tavo jėga. Taip viešpatie, te auga tikėjimas viešpatie, te auga meilė, te auga tavo artumas, te auga tavo buvimas, brangi šventoji dvasia mūsų gyvenimuose, čia šitoj vietoj viešpatie. Taip, mokyk mus atsiverti tau, mokyk mus garbinti tave Dieve. Aleliuja, aleliuja viešpatie. Viešpatie, ačiū už tavo malonę, tau yra ką veikti su mumis mūsų gyvenimuose kiekvieną dieną viešpatie. Ačiū už tavo begalinę meilę, kuri liečia mus, kuri veda, kuri pakelia viešpatie, kuri duoda jėgų. Ir viešpatie, mes stiprus tavyje, Jėzau. Mes dėkojame tau, kad telpam visi tavyje, Kristau. Kiekvienas, kuris tiki tave. Aleliuja, aleliuja, tu pakėliai ir pasodinai viešpatie savyje viešpatie, kad pažintumėm tavo jėgą, Dieve, savo gyvenimuose. Mes dėkojame tau, šlovinam tavo šventą vardą. Ačiū tau, Dieve, už viską. Ačiū viešpatie. Ačiū tau, Jėzaus Kristaus brangiu vardu. Amen. Amen. Aleliuja. Ačiū viešpačiui, ačiū Dievui. Ačiū šlovintojam. Jo, viešpačiui visa šlovė. Nei žmogui, nei dar kažkam. Viešpačiui jis vertas. Amen. Amen. Truputis informacijos, ką nepasakiau pradžioj. Tai ateinantį šeštadienį turėsim ekumeninės pamaldas pas mus. Tai bendrystės Kristuje pamaldos. Galime, jau kaip žiūrime, taip žiūrime, kažkas asmeniškai galbūt į tai, bet tai puikia proga. Jeigu nežinoti, yra brolių sesių kitose bažnyčiose. Tų, kurie tiki Jėzų. Ir mus jungiantis asmuo tai Kristus. Kristus. Kiekvienas, kuris tiki Kristų, yra jo vaikas. Ir jeigu tikrai tas tikėjimas remiasi juo kaip gelbėtoju, tai turim brolių sesių ir iš kitų namų. Ir aš kartais pagalvoju, viešpats gali tokia iš poso iškrėsti. Jeigu kažko nemėgstam ar kažko kitus gal ten norim paniekinti, ar tik nebus jie dangui kaimynai mūsų tada. Viešpats moka tokius surprizus padaryti. Pažiūrėsi pro dangaus namų langą, žiūri, tas priešais gyvena. Amen. Viešpats myli visus, tikrai jis myli. Ir tai puikiai proga pabūti kartu tiesiog, pasidžiaugti bendru tikėjimu, to pasakysiu. Ateinantį šeštadienį 15 valandą. Tai visi laukiami ir tikrai norisi, kad kuo gausiau ateitumėm.
Tai pas mus vyksta šiemet, aišku, viena iš priežasčių, kad plius minus šiltai gyvenam. Ačiū Dievui. Jo, ir tai ateinantį šeštadienį 15 val. Ir sesės, jeigu kažkas galit padėti, reikėtų padėti paruošti kokių sumuštinukų, tai susiderinkit su Edita ir vis tiek reikės kažkokių vaišių paruošti, sumuštinių, bent jau sausainių, tai čia paprastai padėlioti galima. Tai visų pagalba reikalinga ir tikiuosi, kad daug kas būsime ateinantį šeštadienį 15 val. Čia. Amen. Toliau 25 dieną bažnyčios narių susirinkimas bus po tarnavimo. Bažnyčios narių susirinkimas ir kaip kasmet turėsim įvairius klausimus, tai nariai būtinai dalyvaukite. Tai va, nusižymėkit, nusimatykit, jau sekmadienis iš sekmadienio skelbiama ta informacija 25 sausio, tai bus už 2 savaitgalių. Viešpats geras, viešpats gyvas, jis veikia mūsų gyvenimuose, ačiū jam už viską. Ir pakviesiu Svajūną, kad turėtumėm truputį žodžio prieš aukodami viešpačiui, prieš sėdami, prašau Svajūnai. Sveiki bažnyčia. Aš labai trumpai, nes kaip ir viskas aišku, iš ko viskas ir kam viskas, tai norėčiau šiek tiek pasidalinti apie dėkingumą Dievui. Galbūt kartais mūsų maldos būna tik prašymai, Dieve duok tą, Dieve padėk čia, Dieve padėk ten, padėk tam. Ir pamirštam kartais padėkoti jam už tai, kad jis mums davė gyvenimą, už tai, kad šiandien yra čia, kad mes esam čia visi, kad turim šią nuostabią bažnyčią, kur galime ateiti susirinkti, kad galime čia ir pabendrauti tarpusavį, kad gražus oras už lango, kad nors ir šalta labai laukia, bet čia visai šilta. Tai tiesiog nepamirškit dėkoti Dievui. Ir aš atsimenu kažkada seniai Rūta dalinosi, kad malda turi prasidėti nuo dėkojimo. Ne nuo poreikių, ne nuo kažkokių galbūt rūpesčių, kurie yra mūsų galvoje ir kartais užima tą pirmą vietą vietoj Dievo, tai tiesiog atsimenu šitą pasidalinimą iš Rūtos, kaip ji dalinosi, kad kiekvieną kartą, kai mes ateiname pas Dievą, susitinkame su jo maldoje, kad tiesiog pradėti tą maldą dėkojimu už viską, ką jis mums davė ir ką dar duos. Ir raginčiau taip pat ir dėkoti netgi už tos poreikius, kurias mes turim, nes jis pasirūpins. Viskas yra jo valioje ir jis yra geras Dievas. Tai norėčiau dar porą eilučių. Psalmių knygoje Psalmių 104 rašo: įeikite pro vartus su dėkojimu, į jo kiemus su gyrimi, būkite dėkingi jam, laiminkite jo vardą. Ir taip pat pirmasis laiškas Tesalonikiečiams 5:16: visada džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. Tai raginu su dėkingomis širdimis atnešti tai, ką esat paruošę, ir laiminsim šitos paaukojimus. Pasimelskim. Ačiū tau, Dieve, už šią dieną, Dieve. Dėkojame tau, Dieve, kad mes esame čia susirinkę, Dieve, tavo vardu. Dėkojame tau, Dieve, kad mes galime šlovinti tave, kad mes galime, Dieve, tiesiog susirinkti, Dieve, šioje vietoje, Dieve, atnešti tau gyrių ir šlovę, Dieve, ir taip pat, Dieve, šitos finansus, Dieve. Dėkojame, Dieve, kad mes turime, Dieve, ką valgyti, Dieve, ką gerti, Dieve. Ačiū, kad tu mums sutikė, Dieve, tos finansus, Dieve, kad tu mums sutikė darbą, Dieve, kad mes galime užsidirbti,
Ir prašau Dieve, laimink Dieve šios finansus, kad jie būtų Tėve tavo šlovai ir tavo garbiai Dieve. Laimink Dieve, kad jų netrūktų Dieve šioje bažnyčioje Dieve ir kad tiesiog kiekvienu būtų pasirūpinta Dieve, kam trūksta tų finansų Dieve. Ir taip pat paimk visus mūsų rūpesčius Dieve, mūsų poreikius Dieve. Paimk Dieve tai ir tiesiog pasirūpink. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū labai Svajūnai už žodį apie dėkingumą ir tikrai ačiū Viešpačiui už kiekvieną, kuris iš širdies aukojat Viešpačiui, jo darbui ir tik tai jūsų dėka bažnyčia šiandien neturi kažkokių ypatingų poreikių, bet yra aprūpinta ir turim šilumos ir turim visą ko reikia. Ir tikrai nuostabiai kiekvienas poreikis kažkaip atsakytas ir iš ko tai per jūsų kiekvieno širdis, per jūsų kiekvieno indėlį ir Viešpats yra tas, kuris atlygina. Mes sėjam, žinodami, kad kas sėja, tas pjauna. Amen. Ir tai Viešpaties principas. Ir šitą šaltą sekmadienio rytą noriu pasidžiaugti ir pristatyti, kad nepabūgę speigų ir žiemos atvyko nuostabus jauni žmonės. Ačiū Dievui, džiaugiuosi, kad mūsų paaugliai čia galės klausyti žodį. Tai Lukas ir Simona Pavlovičiai iš Utenos bažnyčios, pastoriai. Labai džiaugiuosi, kad jūs čia ir mes tikrai tikim, Viešpats įdėjo Lukai į tavo širdį žodį ir mes įsižioję lauksim ir klausysim Viešpaties, ką Viešpats mums kalbės. Taigi kviečiu. Plokim, pasidžiaugim, padrasinkim. Ačiū Dievui, Lukai. Malonu būti su jumis. Jau kaip ir pristatė, mes esam iš Utenos, tarnaujam tenai, tam miestui. Taip žiūrit, galvoti, oi, jaunas, ką čia papasakos, bet Dievui nėra amžiaus, įsivaizduot, nėra skirtumo. Bet aš tikiu, kad Viešpats įdėjo, tikiu ir kad kažkam čionai bus tas žodis. Aš visą laiką bažnyčiai sakau, kad žinoj, kad 26 metais Dievas nepasikeitė. Metai praėjo, bet Dievas tas pats. Todėl jeigu mes laukiam iš Dievo, Dievas duoda. Jeigu mes ateiname į bažnyčią, tiesiog tam, kad praleis laiką, tiesiog, nes reikia pasirodyti tarnautojam, kad aš dar vis gyvas esu, tai tada greičiausiai mes nieko ir negaunam. Nes mes nelaukiam, mes neištesiam tos rankos. Bet jeigu tu ateini nusiteikęs, sakydamas Dieve, aš einu, noriu išgirsti tavo žodį, noriu, kad tu kalbėtum, noriu, kad tu mane keistum, mano širdį, mano mąstymą, tu būtinai gausi. Dievas neapgauna. Dievas visą laiką duoda ir duoda gausiai. Todėl norėčiau ir su jumis pasidalinti žodžiu, bet prieš tai tiesiog, jeigu galima, trumpai pasimeldžiam, kad tikrai mes gautumėm, paprašom Dievo, kad Dievas kalbėtų mums. Gerai? Brangus Viešpatė, mes ateiname pas tave ir dėkojame tau, kad galime būti tavo buvime, Viešpatė. Kad mes galime būti prie tavo kojų, Viešpatė, kad mes galime būti tavo šeimoje, Viešpatė, tavo kūne, kad mes esam to šakelės, Viešpatė, tavo kūne. Ir mes meldžiamės, Viešpatė, kalbėk šiandien mums, atverk mūsų ausis dvasinės, atverk mūsų širdį, mintis, Viešpatė, kad mes klausytumėm, Viešpatė, tai, kad tu paruošiai, tai, kad tu kalbė ir palaimink mano lūpas, Viešpatė, kad kalbėčiau ne iš savęs, bet kad tu kalbėtum per savo dvasią, Viešpatė. Dėkojam tau ir laiminam Jėzus Kristus vardu. Aleliuja, amen. Amen. Žinokit, visada, kada pats dalinuos, dažniausiai aš labiausiai palaimintas būnu dėl to, kad Dievas dar kažkokio apreiškimų duoda, dar kažką tai pasako. Todėl čia didžiausias pliusas bus man. Atsiprašau, pasimsiu. Ne, bet žinoma, noriu ir pasidalinti su jumis. Jeigu trumpai, tai mes esam iš Utenos. Mes originaliai ne uteniškiai, bet Dievas kažkada tai pašaukė, įdėjo į širdį tarnauti žmonėm. Ir kada Dievas jau šaukia, tu žinai konkrečiai ir aiškiai, kad čia yra labai konkretus pasirinkimas, arba eini pagal Dievo valią, arba pasirenki savo kelią, bet visą laiką, jeigu tu pasirenki Dievo, jeigu tu pasirenki jo kelią, jo valią, tu visada būsi nugalėtus. Visada. Ir aš suprantu, kad aš gyvenu geriausią gyvenimą, kokį galiu gyventi dėl to, kad einu su Dievu. Mes dažnai sakom, aš nematau Dievo veikimo, Dievo vedimo savo gyvenime. Ir čia gal toks
skaudus faktas, bet dažniausiai Dievas mūsų neveda dėl to, kad mes stovim vietoj. Suprantat? Dievas visada, jisai nori paimti tave už rankos ir vest. Ir jisai tada šalia, jisai veda, rodo stebuklus, daro tavo gyvenime dalykus, bet mes dažniausiai ką darom? Mes stovim vietoj, dėl to, kad mums yra komfortas, mums yra gera, mums yra taip jauku ir malonu. Ir kažkada tai Abromui Dievas liepia išeik iš savo žemės, kur jisai buvo labai žinomas, jisai buvo turtingas žmogus, jisai turėjo gausiai visko ir sako, išeik iš savo žemės, iš savo komforto zonos. Ir Dievas sako, tada aš tave vesiu. Nesenai žiūrėjau tokį video, labai juokingas, tiesiog guli vyras ant sofos ir jisai žiūri kažkokį tai video ir ten sako, toks motivacinis, sako, ar jūs norite būti turtingas žmogus? Jisai, taip, noriu, taip, telefoną taip laiko, taip, noriu. Ar jūs norite uždirbti daug pinigų ir būti sėkmingas? Taip, noriu, labai noriu. Norite, kad būtumėt žinomas labai? Taip, noriu. Tada atsistokit iš sofos. Sukčiai, viskas, aišku. Tai jau kada iš sofos atsistot, tai jau tada sukčiai, viskas. Nes reikia atsistot, reikia kažką daryti. Bet, žinot, Dievas mūsų niekada nemiega. Jisai 24 valandas per parą kažką daro. Kažką nuostabaus. Mes giedojame, ne? Jėzau, tu kažką kuri, ne? Kažką tai darai. Ir Viešpats jisai vis laik kažką daro. Ir jisai kiekvieną kartą, kiekvieną minutę mąsto taip pat apie tavo gyvenimą. Kur tu atsidursi. Nes jisai įsivaizduojat, gal čia paslaptis jums, ne paslaptis, Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų. Tai nesvarbu amžius, nesvarbu tavo būklę, poziciją, Dievas turi tau planą. Ir jisai visą laiką nori mus vesti. Jis nenori, kad mes stovėtumėm. Jėzus visą laiką ragina mus keistis, daryti kažką tai ir judėti į priekį. Bet tačiau būna tokie momentai, žinot, gyvenime, kada mes užsisukam. Mes užsisukam kažkokioj tai rutinoj, užsisukam tikėjimo rutinoj. Būna toks, kur meldiesi, bet niekas atrodo kaip ir nesikeičia. Skaitai Dievo žodį, bet nieko negauni. Atrodo, eini į bažnyčią, bet išeini tuščias. Teko išgyventi kažką tokio panašaus. Manau, kad kiekvienam tikinčiam teko išgyventi tas sausras, tas dykumas. Ir, žinot, mes žiūrim tada į tos žmonės, kurie juda į priekį, tarnautojai ten, kaip fainiai, o tu toks galvoji, tu kažkur gale. Kažkur tai iš paskos tempiesi iš paskutinių jėgų, kažkur pačiam gale ir tu galvoji, kad Dievas į tuos žmonės žiūri. Dievas tais žmonėmis rūpinasi. Tais tarnautais, tais sėkmingais žmonėmis, kurie turi nuostabius santykius su Dievu. O tu toks jauties, aš kažkur, kaip sako mokyklai, galiorkai. Kažkur ten tiesiog manęs Dievas nemato, mano rūpesčiai Dievui nesvarbu. Bet aš manau, kad mes meluosime, kad mes nenorime būti, mes žiūrime ir norime būti tokiais, mes norime siekti artumo su Dievu. Taip, čia yra mūsų tikslas, mes juk trokštam. Nes tada klausimas man, kodėl tu esi čia bažnyčiai, jeigu tu nenori Dievo artumo. Bet ateina tokie momentai mūsų gyvenime, bet aš noriu, dar pasiryškinau tokius žodžius. Dievas turi tau, čia dar užkabinsim apie ką kalba bus, bet Dievas turi tavo apsiaustą su tavo vardu, ant jo yra pašaukimas didesnis nei laukai, ant kurių tu stovi. Ir čia apie tai aš pakalbėsiu. Dar pakartosiu, kad įsidėmėtumėt pamokslo metu. Dievas turi tavo apsiaustą su tavo vardu, ant jo yra pašaukimas didesnis nei laukai, ant kurių tu stovi. Amen. Žinokit, čia yra viena tokia istorija, kurią gal mes dažnai, kai Bibliją atsiverčiam, neskaitom. Nes jinai tokia labai trumpa, labai neriški tokia istorija, bet čia bus parašyta pirma knyga Karaliaus ir čia būtų 19 skyrius, 19 eilutė. Elijas išėjęs iš ten surado Šafato sūnų Eliziejų ariantį lauką. 12 jungų jaučių pirma jo, jis pats arė su 12. Elijas praeidamas pro jį užmetė ant jo savo
apsiaustą. Tokia neriškiai atrodo istorija. Numetė apsiaustą, pametė, gerai. Bet mes skaitom, kad tas Eliziejus, žinot, jisai nebuvo kažkoks ten labai žinomas asmuo, turtingas asmuo, nežinau, ten pastoriaus sūnus ar kažkas tokio. Jisai buvo tiesiog eilinis darbuotojas. Jo gyvenimo scenarijų, jeigu mes pasižiūrėsim, tai įsivaizduokit, jisai tikriausiai užaugo šeimoje, kur tai buvo daroma pastoviai. Tėvai darė tą patį, tėvas tą patį darė. Ir jisai atsikelia ryte, greičiausiai pavalgo, nežinau, kiaušinienę pasidaro, košę kažkokią tai pavalgo. Ir ryte tiesiog eina į laukus. Ir aria, dirba. Jisai ką mąsto? Jisai mąsto, kaip čia geriau padaryti tą darbą, kaip jisai gali patobulinti gal tą darbą, arba gal kaip tik jau nusiboda su tuo plūgu vaikščiot, nežinau. Bet jo gyvenimo scenarius yra ta pati rutina, ta pati žemė, ta pati saulė, tie patys laukai, tie patys jaučiai. Ir tu vis laik žiūri, žinot, kai su plūgu eini, į ką tu žiūri, jeigu galvą pakelsi, ką tu matysi. Aš manau, suprantate, apie ką kalba eina. Ir tu vis laik tai matai, čia tavo rutina, čia viskas apie tai sukasi visą savo gyvenimus. Ir štai eina tas Elijas, ir jisai eina, ir žiūrėkit, jisai pačiam gale. Jisai su 12 jaučiu eina. Elijas eina pro vieną praėjo, pro antrą praėjo, tie sėkmingi, priekiai eina. Ten tarnautojai tokie, žinot. Eina. Ir ant paskutinio, užmeta. Ir, žinot, mes jeigu skaitom Dievo žodį, Dievas mėgsta kažkodėl tai užkabinti paskutinį asmenį. Pavyzdžiui, karalių Dovydą, pamenat, kada jį pasakė, kad štai karalius. Kurgi tas sūnus, tu neturi daugiau sūnų? Yra ten kažkoks tai dar vienas, tas jauniausias, gale pačiam. Tas, kur tikrai neipatingas žmogus. Sako, pakvieskit man jį. Sako, karalius. Ane? Ir žiūrėkit, ir čia Elijas ir eina ir užmeta tą apsiaustą ant paskutinio. Ir tas neipatingas žmogus, tas, kuris buvo visada laukuose, matė lygiai viską tą patį, per tą patį, kuris mokėjo greičiausiai tik tai šitą pagrindinį dalyką, ko užsiminėjo. Ir mes skaitom, kad jisai tampa vienas įtakingiausių žmonių Biblijai, per kurį Dievas veikia per stebuklus. Skaičiuojama netgi, kad Dievas per jį būtent įvykdė daugiausia stebuklų aprašyta Biblijoje. Įsivaizduojat? Tas paskutinis asmuo. Ir Dievas, žinot, dažnai neieško, ir manau, jūs irgi suprantat, bet Dievas nežiūri į mūsų išvaizdą. Dievas nežiūri, koks ten ūgis mano. Aš gal norėčiau būti biškiai aukštesnis, bet Dievui tai nerūpi. Dievui nerūpi, kaip tu šypsais gražiai. Jam patinka, kai tu šypsais, jam labiau patinka, negu kai tu liūdi, bet Dievas jisai žiūri ir ieško žmonių, kurie pasakys taip. Dievas visada ieško tų žmonių, kurie pasakys taip. Ar tu paskutinis, ar tu gale, ar tu kažkur tai atsilikai. Žinot, kaip aš dar nesenai, pakankamai nesenai iš mokyklos išėjau, aš dar vaikas. Tai dar mokykloje būdavo, jeigu susirgi, ateini po savaitės 2 ir jau supranti, kad nieko nebesupranti, dėl to, kad jau toli nuėjo, jie jau mokosi kitus dalykus, o tu dar tų neišmokai, kurios prieš išeidamas mokais. Todėl būna, mes irgi jaučiamės taip. Kažkur atsilikau. Kažkur tai Dievas veikia, staiga mano gyvenime, buvo viskas gerai. Ir staiga kažkas pasikeitė ir Dievas nebeturi įtakos savo gyvenime. Niekas nesikeičia, viskas tas pats per tą patį. Bet mes dažniausiai bėda yra tame, kad mes neatnaujinam savo mąstymą ir mes gulim ant sofos. Tiesiog gulim ant sofos ir kai mums reikia atsikelt nuo tos sofos, sakom, mes jau tai bandėm, mes jau tai patyrėm, ten bus pralaimėjimas, ten nieko nesigaus, Dievas su jais veikia, tiem žmonėm jo. Dievas ten tikrai gali kažką padaryti. Mano gyvenime Dievas yra ne visagalis. Suprantat? Kaip tikrai mūsų pozicija tokia būna. Bet žiūrėkit, toliau skaitom tą istoriją.
Tiksliau, dar toj pačioj eilutėje būnam, 19 eilutė. Elijas praeidamas pro jį ir užmetė ant jo savo apsiaustą. Apsiaustas yra, aš čia paskaitysiu, kas tas apsiaustas buvo. Čia žodis adareth. Didelis sunkus drabužis pasiūtas iš gyvūnų plaukų, simbolizuojantis dvasinę valdžią ir patepimą. Čia nebuvo tiesiog kažkoks apsiaustas, tiesiog užmetė kaip plėdą. Tai buvo ženklas. Tai buvo konkretus ženklas, kurį žinojo tie žmonės ir žinojo, ką tai reiškia. Iš esmės, tas užmetimas to apsiausto reiškia tu sekantis. Tu sekantis. Dabar Dievas tave šaukia. Ir Elijas, jisai iš karto suprato. Jisai iš karto, momentaliai mes skaitysim toliau, jisai iš karto suprato, jam nereikėjo paaiškinimo, kas čia dabar buvo, plėdas kažkoks ant manęs. Jisai iš karto suprato, kas vyksta. Jisai iš karto suprato, Dievas mane šaukia. Bet žinot, mes skaitom, kad Dievas ir tave šaukia. Bet koks yra mano ir tavo atsakas Dievui? Žinot, mes, kai mąstom apie tarnystę arba kažkokį tai pašaukimą arba kažkokį judėjimą į priekį, mes mąstom dažniausiai apie maštabinius labai dalykus. Mes mąstom, keliauti į Afriką ir taip toliau. Ne. Tu klaus Dievo, tai yra tavo ir Dievo reikalas, kokį tu turi pašaukimą arba kur tu turi judėti toliau. Iš kokių laukų tau reikia pasitraukti. Iš kokių laukų Dievas tave šaukia kažkur kitur. Ir žinot, Eliziejui iškart jisai suvokė, kas vyksta. Žinot, pirma mintis, fainai, Dievas mane šaukia. O kita mintis, o kas manęs laukia? Rizika. Tu rizikuoji. Tu rizikuoji komfortą prarast. Įsivaizduokit, tu visą gyvenimą, savo visą gyvenimą, mes neturim 3 gyvenimus, mes negalėjom patirti ir vieno, ir kito, nebent reinkarnaciją tikit. Tada kitas klausimas. Bet turėjau menį, mes turim vieną gyvenimą, šitą gyvenimą. Ir tu visą savo gyvenimą, įlipkite į jo batus, suprast, tu darai vienintelį dalyką. Tu ari laukus. Tai yra tavo komfortas, tai yra tavo pragyvenimas, tai yra tavo maistas, tai yra tavo viskas. Viską, ką tu žinai. Ir štai dabar kyla klausimas, ne klausimas, o iššūkis. Dievas mane šaukia, man reikia eiti. Ką aš darau? Palikti savo komforto zoną, pasitikėti aklai ir statyti koją, nematant kas po du. Dažniausiai su Dievu taip yra. Tikėjimas nebūtų tikėjimas. Suprantate, jeigu mes matytumėm Jėzų dabar čia stovinti, šaunu būtų, jisai čia yra su mumis, bet mes nematom savo fiziniam akim, būtų lengva. Bet tada tikėjimo nereikėtų. Mes ir taip matom. Todėl ėjimas su Dievu, jisai jo, tai rizika, nes tu nematai. Bet, žinot, aš taip kaip pasižiūriu į žmonės, įtikinčių žmonės, mes visur rizikuojam. Mes kiekvieną mielą dieną rizikuojam. Tu darai pasirinkimus, tu rizikuoji. Tu sėdi į mašiną važiuoti į bažnyčią, tu rizikuoji. Gal slystelsi kažkur tai atsitrenksi, nežinau. Tu rizikuoji kiekvieną dieną. Bet mažiausiai, kur mes rizikuojam, tikėjime. Mažiausiai, kur mes rizikuojam, yra tikėjime. Mes nenorim ten rizikuoti. Jeigu ten kažkur tai pinigų užsidirbti, tai surizikuosim. Davai. O jeigu man reikia tikėjimai surizikuoti, tu permasysi 100 kartų, ar tau verta. Gal man geriau taip, gal geriau nedaryti. Ką man ta atsakomybė, ką man tas tarnavimas, dar čia užvoš per galą, sakys, ne taip darai ir taip toliau. Ne, 100 metų man nereikia. Kai Dievas šaukia kažkur tave į kitus laukus, mes sakom, reikia pamąstyti, pasimelst, pagalvot. Bet kai kažkas tai ten siūlo kažkokių fizinių dalykų arba pasaulietiškų dalykų, mes, tai bandom rizikuoti. Ir štai Eliziejui kyla rizika. Ar verta, neverta, bet mes skaitom. 20 eilutė. Tas palikęs
jaučius ir bėgdamas paskui Eliją tarė, leis man pabučiuoti savo tėvą ir motiną, tuomet aš seksiu tave. Elijas jam atsakė, eik ir sugrįžk, nes ką aš tau padariau. Jisai, įsivaizduokit, ką tik nusiėmė tą apsiaustą nuo savęs, jisai suvokė ir jisai, žinot, nemasto, dabar neit, jisai bėga. Jisai bėga, skuba. Ir jisai sako, leis man vieną dalyką padaryti. Aš nueisiu pas savo tėvus, iš esmės atsisveikinsiu. Ir sako, tada aš grįšiu ir eisim kartu, tarnausiu. Ir jisai sako, eik. Sako, ir dar primena, sako, nes ką aš tau padariau. Pasižiūrėk, kas įvyko. Aš tau apsiaustą numečiau, tu pagalvok, ar tu tikrai rizikuosi. Ir jisai bėga pas savo tėvus, jisai lekia, skuba, o jeigu netyčia Elijas išeis, nesulauks manęs, jisai bėga. Ir mes žinot, kada mes užsisukam, nuo ko pradėjau pamokslą, kada ateina ta rutina tikėjime, kada atrodo niekur tu negali išjudėti. Atrodo tas pats per tą patį. Mes taip ir tempiamės, va taip, į bažnyčią, į tarnavimą. Malda, šlovinimas, kaip fainai. Labai geras šlovinimas, super buvo. Ja. Jeigu Dievas šaukia, bėk. Jeigu Dievas tau meta apsiaustą, kur yra užrašytas tavo pašaukimas, bėk. Ir aš tau galiu 100% pasakyti, kad tu nepasigailėsi. Niekas niekada gyvenime nežadėjo, kad rožiam klotas bus gyvenimas tikinčio žmogaus. Niekas nesakė, kad jisai lengvas. Per sviesą gal ir neslysi, bet jisai pats geriausias gyvenimas, kokį tu gali įsivaizduoti. Su Jėzum, su Dievu. Todėl jeigu tau Dievas meta apsiaustą, bėk. Bėk. Ir dabar tu gali sakyti, man Dievas nemeta apsiaustą, jis va dabar ką tik to numetė. Dabar. Ne rytoj, ne poryt, dabar nauji metai praėjo, per vėlų, dabar negaliu pradėti iš naujo. Reikia laukti dabar 27 ir tada nuo sausio 1 pradėsiu. Arba nuo pirmadienio. Pirmadienis gali neateiti. Galbūt va dabar mes tiesiog čia kartu susirinkom, šeima, žinot, jūs irgi mano broliai ir sesės, jūs esate šeima. Va ateis Jėzus čia ir vėl pasiimsi mus į dangų. Ir gali būti, kad pirmadienis neateis, todėl šiandien bėk. Šiandien. Ir situacija, jisai bėga pas tėvus ir jisai nepermasto, nemasto, neit, daryt, nedaryt, jisai bėga. Ir vieno žmogaus frazę užsirašiau, kuri tikrai mane irgi užkabino ir palėtė. Jisai sako, vienas didžiausių rodiklių dvasinio brandumo yra laiko tarpas nuo Dievo įsakymo ir tavo vykdymo. Tavo dvasinį brandumą dažnai parodo tas laiko tarpas, kada tu perskaitai, pavyzdžiui, Dievo žodyje kažką, tai paraginimą iš Dievo, gavai širdį, kitas žmogus pasakė ir paragino. Ir tas laiko tarpas, kada tu pradedi kažką daryti, dažnai parodo, ant kiek mes iš tiesų esam brandus tikėjime. Dėl to, kad jeigu mes esam brandus tikėjime, mes pagal Bibliją brandumas tikėjime reiškia, kad mes esam dėl Dievo, mes tikim juo kaip vaikai. Ne tie brandus tokie, žinot, mes suaugę žmonės, mesgi, kaip čia šipsuotis, mesgi suaugę žmonės, mes neišdykaujam. Brandumas Dieve yra būti vaikų tikėjime. Ne vaikiškais, suprantat, ne vaikiškais, nedaryti nesąmonės, bet pasitikėti Dievu kaip vaikai. Todėl Eliziejus, jisai nemasto ir jisai kaip vaikas tiesiog suprato, gerai, žinau, supratau, bėgu. Ir jisai bėga. Ir jisai sako, tuomet aš seksiu tave. Dabar labai nemalonų dalyką gal pasakysiu ir aš manau, kad dauguma jūs tikėjime jau tai patyrėt ir žinot, bet išgelbėjimas yra nemokamas. Jisai yra nemokamas.
Amen. Mes galim pasakyti amen. Nemokamai gavom. Fainai, nereikia užsidirbinėti, nereikia mums čia aplinktų bažnyčią ant kelių vaikščiot, to labiau per sniegą. Bet išgelbėjimas yra nemokamas. Bet sekimas Kristumi tau kainuos viską. Tai kainuos viską. Tavo komfortą, tavo saugią sofą, vietą. Eliziejui viską kainavo. Kainavo pragyvenimą, kainavo laukus, jaučius, viską, ką jisai žinojo. Ir įsivaizduokit, ką jisai padaro. Man va šita dalis šitos istorijos iš vis į šiurpus metą. 21 eilutė. Jis sugrįžo, papjovė jungų jaučius ir išvyręs juos ant pakinkytų medžių, tai iš esmės ant tų pačių plūgų, mėsą išdalino žmonėms ir jie valgė, po to jis sekė Eliją ir jam tarnavo. Wow. Jisai ne tai, kad paėmė ir paliko jaučius, paliko plūgus, paliko tos laukus, bet jisai dar ir sudegino ir tos jaučius, ir tos plūgus, ir iš esmės Dievui pasakė, Dieve, aš einu paskui tave ir neturiu plano B. Amen. Ir nes mes, žmonės, mes pripratę taupyti, mąstyti apie ateitį. Reikia plano B ir C ir visą abėcėlę dar planų. Bet jisai paima ir jisai gavęs Dievo pašaukimą, sudegino visus planus B ir C ir taip toliau. Jis paliko vieną planą. Aš neturiu pasirinkimo, neturiu kelio atgal. Jis nepaliko savo kelio atgal visiškai. Jisai sudegino tuos plūgus, jie suvalgė tuos jaučius ir jisai pradėjo tarnauti. Viskas, kas buvo jo saugumas. Ir žinot, dabar labai populiarus tas modernus tikėjimas. Modernus tikėjimas, kur aš galiu ir ten, ir šiandien, ir su Dievu, ir bažnyčioje, bet ir galiu tenai, pasaulį, ten pabūti ir visą kitą. Bet tu negali laikytis apsiausto su tavo pašaukimu ir plūgo vienu metu. Negali ir to laikyti rankose. Turi pasirinkti vieną. Mes skaitom, kur Dievas jisai perspėja ne vieną kartą, jisai sako dažnai ir mums, kaip mylintis tėvas, labai kantriai bando paaiškinti ir priminti tai, kad nėra plano B su Dievu. Jisai sako, arba tu šaltas, arba tu karštas, nes drūgnas, tas šiltas, man netinka. Jisai sako, pasirink. Vieną koją, žinot, su Dievu, kitą koją pasaulį, vieną koją bažnyčio, kitą koją savo geiduliuose, kažkokiuose savo planuose. Brangiai, aš nekalbu šiandien apie tai, kad mes neturime turėti svajonių, apie ten darbą, karjerą ir taip toliau. Mes kalbam apie daug gilesnius dalykus. Mes kalbam apie 100% tikėjimą ir 100% ėjimą su Dievu. Kiekvienam momente. Dievas tokių ieško. Dievas tokių nori. Ir jisai taip myli kiekvieną iš jūsų. Aišku, mes šitoj žemėje greičiausiai nesuvoksim ir nesuprasim tos meilės iki galo. Nes ta meilė yra tobula meilė. Jis tiesiog yra nepriekaištinga, mes negalim, mes negebam mylėti taip, kaip Dievas myli. O jisai myli tave tiesiog be galo, be krašto. Ne veltui Jėzus atėjo. Ne veltui jisai pasiaukoja savo gyvybę dėl tavęs, žinodamas tai, kas jo laukia. Įsivaizduokit, jisai 30 metų žemėje vaikščiojo, mažas buvo, augo ir taip toliau, ir jisai žinojo, kaip pasibaigs. Jisai žinojo, kas turi įvykti. Ir jisai 30 metų, kol ten augo, kol ten viskas vyko, jisai žinojo, kol nepradėjo tarnystę, jisai irgi žinojo, kaip pasibaigs. Ir jisai dėl tavęs ėjo, dėl kiekvieno iš mūsų. Todėl Dievas dievina tuos, kurie gale. Aš noriu, kad tu išgirstum, jeigu tu jauties gale, jeigu tu jauties su tuo plūgu 12 gale pačiam, Dievas save be galo myli. Jisai dar kartą padarytų tą patį, jeigu reikėtų. Dievas išsirenka tuos, kur gale ir nori pastatyti ant kojų ir padaryti
iš tavęs galingą ir stiprų įrankį Dievo rankose. Tai yra didžiulė garbė. Tai yra didžiausia garbė, kokia gali būti. Ir klausimas man šiandien kyla, brangus broliai ir sesė, kokius plūgus tau reikia sudeginti šiandien, kad palikti laukus, ant kurių tu stovi? Kokius jaučius tau reikia sudeginti? Kokius plūgus? Dėl to, kad kažkas tai, kada mes užsisukam toj rutinoje, kažkas tai laiko. Greičiausiai komfortas, galbūt nenoras palikti tą saugią sofą. Aš suprantam, mes ne apie fizinę sofą kalbam. Ir kokius tau plūgus reikia šiandien sudeginti, kad pilnai 100% palikti tai, ką tu žinojai ir sekti Dievu 100%. Žinot, Dievas, jisai gailestingas Dievas, ačiū Dievui. Ir jisai visada kantriai su mumis elgiasi. Bet Dievas taip pat labai vertina tą ištikimybę. Žinot, kada mes pasiliekam Dieve, kada ir sunku, galbūt ir nesinori, Dievas tai vertina ištikimybę, tavo ištikimybę. Jam ištikimybę dalykams, kuriuos tu pažadėjai jam. Ir jeigu jau tu pasiemi tą apsiaustą, ir nusprendėjai, aš eisiu, aš darysiu, būk ištikimas tam. Žinot, viena šeima, turtinga šeima, tikinti, čia tikra istorija, bet ir juokinga, ir liūdna, bet turėjo jachtą jie. Ir kada būdavo ne vasara, ne sezonas, jie išplaukdavo su šeima tiesiog su ta jachta ir gyvendavo tiesiog vandeninė ir ten būdavo, tik tai atplaukdavo nupirkti maisto, bet šiaip ten jie taip ilsėdavosi visą vasarą. Todėl, kada ne vasarą, jie bažnyčią lankydavo kiekvieną sekmadienį, ten pamaldos ir visa kita, o vasarą jie išplaukdavo, visai vasarai. Ir maži vaikai pas juos. Ir vienas sūnus vaikas sako, tėtė, kodėl vasarą mes Dievo nemylim? Sako, paėmė, susipakavo daiktus, išplaukė namo, sako, nes kokią žinią vaikas gavo? Kad vasarą mes Dievo nemylim. Visada mylim, o vasarą nemylim. Žinot, tas pastovumas, jisai turi būti mūsų gyvenime su Dievu, ištikimybė jam. Ir Dievas tau davė apsiaustą ir duoda apsiaustą su tavo vardu ir su didesniais laukais, negu ant kurių tu stovi, bet tai yra tavo pasirinkimas. Tai yra tavo pasirinkimas ir ištarti Dievui taip. Dieve, aš noriu eiti paskui tave. Aš noriu, kad tu mane vestum. Aš noriu matyti tavo ranką savo gyvenime. Aš noriu tarnauti tau. Ir ta ištikimybė, jinai atveria duris Dievui veikti. Dievas tada per tai dažnai mums tokius stebuklus daro. Žinot, irgi istorija yra viena apie vieną porą. Jeigu mes skaitom Luko Evangeliją, ten irgi aprašyta šita pora, tai Zacharijas su Elžbieta. Tai pora, apie kurią buvo aprašyta prieš tai, kai atėjo angelas pas Mariją, apie žinią, kad jinai pagimdys Jėzų. Ir Zacharijas su Elžbieta, jie buvo, mes skaitom, ištikimi. Jie buvo ištikima pora, kuri tarnavo ten daug metų tarnavo. Jie buvo jau senyvo amžiaus, bet jie neturėjo vieno dalyko. Jie vaikų neturėjo. Ir jie svajojo apie vaikus. Jie norėjo turėti vaikų. Mes skaitom, kad jie norėjo vaikų, bet negalėjo. Ir mes žinom, kad pagal kontekstą, kad tais laikais, jeigu nėra vaikų šeimoje, tai greičiausiai, žmonės kaip mąstydavo, kažkur tai nuodėmiauja, kažkur tai Dievas juos baudžia, Dievas juos netaip stipriai myli. Suprantat, kitaip dabar kitaip žiūri žmonės. Tais laikais nebuvo taip. Ir jie norėjo tų vaikų, bet neturėjo. Bet mes skaitom, čia jeigu norėsit pasiskaitysit Luko Evangeliją nuo pirmo skyriaus, nuo pirmų eilučių, visą tą istoriją. Bet mes skaitom ten 6 eilutė parašyta, kad jie buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus.
Įsivaizduokite, visą gyvenimą vis tiek tarnavo Dievui, buvo ištikimi jam, daug metų praėjo, Dievas neatsakė jų poreikiai, jų maldą, bet jie vis tiek tarnavo. Jie vis tiek darė iki galo. Ir mes skaitom, kad, žinot, man irgi žavi, žinot, kas labiau žavi, ar pora, kuri 30 metų kartu ir myli vienas kitą, ar kuri pora, kur metai susituokia ir myli vienas kitą. Kas labiau žavi? 30 metų. Tarsime, kas yra ilgesnį laiką ištikimas. Arba tas žmogus, kuris privalgęs ten visokių papildų ir ten 300 kg stumė, ten, nežinau, metus pavaikščias, ar tas, kuris ten 90 metų ir vis tiek dar eina ir ten tą gantelį 1 kilogramą dar vis tiek kilnoja. Ir Dievas irgi vertina tą ištikimybę. Ir čia irgi toks įdomus faktas, bet Zacharijas verčiasi kaip Dievas prisimena, o Elžbieta verčiasi kaip jo pažadas arba jo įžadas, Dievo įžadas. Tai iš esmės kartu, kaip sukombinuoja šitą Zacharijas ir Elžbieta, gaunas Dievas prisimena jo pažadą. Tai iš esmės tu ateini į restoraną, labą dieną Dievas prisimena jo pažadą. Labą dieną Dievas prisimena jo pažadą. Ir kiekvieną dieną ten į juos kreipiasi, jeigu į porą kreipiasi, jie kiekvieną kartą gauna tą patį. Dievas prisimena jo pažadą. Bet Dievas prisimena jo pažadą. Dievas visada prisimena jo pažadus ir netgi šiais metais, ir praeitais metais, ir visada per amžius. Ir tiesiog sutrumpinus istoriją, mes skaitom, kad tais laikais skaitoma, kad šventykloje tarnavo apie, šiaip ten traukdavo burtų keliu, kas tarnaus šventykloje. Ir tuo metu skaičiuojame, kad apie 20 000 šventykų tarnavo tuo laiku. Tarsime, traukdavo, buvo ne viena šventykla, kur būdavo vis tiek reikėdavo patarnauti, tai traukdavo burtų keliu ir traukė, įsivaizduokit, ištraukė Zachariją. Jam reikia patarnauti į šventyklą. Jam tai buvo eilinė diena. Jis eina žvakės ten padeginti, nežinau, ten kažką paveikti, ten tą, trečią, ketvirtą ir angelas stovi. Iš niekur nieko. Tiesiog kiekvieną dieną buvo tarnystė tokia pati ir stovi angelas. Ir jisai pasako, kad jūs susilauksit, jūs turėsit palaiminimą. Bet žinot, tiesiog trumpa šitą istoriją, kodėl norėjau užkabinti, kad Dievas visada mato. Dievas visada tave mato. Jisai visada prisimena savo pažadus, jisai tavim visada pasirūpins, jeigu tu pasakysi jam taip. Jis pasims tada iš tavo rankų kontrolės į savo. Ir kieno rankos galingesnės? Kurios yra saugesnės? Kurios yra geresnės rankos? Dievo ar tavo? Dievo. Todėl, brangiai, sudeginkit tos plūgus, tos jaučius, kurie trukdo šiandien jums eiti toliau, kurie tiesiog jūs įtraukia į tą tikėjimo rutiną, kur jūs negalite niekaip išlipti bet trokštat kažko daugiau. Tai Dievas mato, jisai duoda visas mūsų galimybės, todėl būkit palaiminti ir jeigu galim pasimelsim. Brangus Viešpatie, mes dėkojame tau, kad tu esi Viešpatie gailestingas Dievas, kad tu esi toks nuostabus Viešpatie. Mes džiaugiamės, kad mes turime tokį Viešpatie Dievą kaip tave ir tai yra garbė ir džiaugsmas tarnauti tau, būti tavo buvime, šlovinti tavo šventą vardą. Mes džiaugiamės Jėzau tavimi, mes džiugaujam, kad tu Viešpatie išsirinkai mus, kad tu Viešpatie užmeti tą apsiaustą ant kiekvieno iš mūsų Viešpatie. Kad mes esam pašaukti Viešpatie tarnauti tau, kad mes Viešpatie esam dalis tavo Viešpatie pažado. Mes dėkojame, kad tu Viešpatie nepalikai mūsų ir tu esi ištikimas Dievas. Nors mes Viešpatie būnam tikrai ne visada ištikimi tau. Mes Viešpatie meldžiamės, palaimink kiekvieną širdį, kuri yra čianai Viešpatie ir tavo Viešpatie malonė ten nusileidžia ant kiekvieno, kuris Viešpatie šiandien sako taip tau Viešpatie. Kurie Viešpatie pasiema tą apsiaustą ir sako Viešpatie, aš trokštu Viešpatie kartu su tavim. Aš trokštu tarnauti tau Viešpatie. Aš noriu sudeginti tuos plūgus, tuos jaučius, kurie man šiandien trukdo ir kiša koja Viešpatie. Mes meldžiamės, palaimink Viešpatie ir duok drąsos kiekvienam padaryti tą sprendimą Viešpatie, dėl to, kad mes
viešpatė taip mylim tave, mes norim būti kartu su tavimi, mes norim viešpatė tarnauti tau ir būti viešpatė nors ir mažas lašas, bet didelioji misijoje viešpatė, tavo karalystės viešpatė, plitime viešpatė šitam pasaulyje, mes norim būti dalis tavęs viešpatė ir dalis šito darbo, mes viešpatė meldžiamės. Tikrai padrasink kiekvieną čia esantį, palaimink viešpatė širdis, palaimink mintis, kad mes apsispręsumėm viešpatė ir galėtum viešpatė žengti tą tikėjimo žingsnį į nežinomybę, bet viešpatė, mes žinom, kad tai yra nuostabus gyvenimas, kada tu esi tam gyvenime viešpatė. Mes džiaugiamės ir dėkojam tau viešpatė, kad tu lieti ir kalbi mūsų širdis viešpatė, kad tu nenustoji veikti viešpatė, kad tu viešpatė buvai ir esi ir būsi toks pat viešpatė, nuostabus, visagalis viešpats. Mes dėkojame tau viešpatė ir atiduodami tavo rankas mūsų gyvenimus, mūsų širdis, mūsų viešpatė mintis. Paimk viešpatė kaip molį ir viešpatė, daryk tai, ką tu nori viešpatė. Daryk tai, ką tu nori mūsų gyvenime viešpatė. Mes šlovinam ir dėkojam tau viešpatė Jėzų. Jėzus Kristus vardu. Amen. Amen. Būkit palaiminti. Ačiū labai Lukui už žodį, jo širdį ir tikrai Dievo žodis visada skamba mūsų širdyse ir girdim, ką turim išgirsti kiekvienas. Tai tikiu, kad daug sofų bus sudeginta. Tų netikrų, bet tų gal vidinių dvasioj sofų. Plūgą nežinau, o sofus tai tikrai reikia. Dar į tai pasakysiu apie sofą. Sako, vyrai daug antresni už moteris. Tai va, mums vyram reikia deginti sofas ypatingai, nes sako, moteris pasėdi ir sako, nebegali iškentėti, eina ir kažką daro. O vyras guli ir kenčia. Nu, kantrus neva. Tai va, ir jeigu perkelti dvasinę sritį, tai tikrai tas komfortas, kurį mes mylim, kitą kartą papriešų mums pažinti Dievą, tarnauti ir mes tarsi pasitaupom save. Ačiū Dievui už šitą žodį, ačiū Lukui, ačiū kiekvienam, kad galėjom būti kartu ir dar laikas nesibaigė, yra bendrystės laikas, arbatos, kavos, sriubos laikas, neskubėk, pabendrauk, pasidžiauk. Vienas kitu duoda viešpats mums vienas kitą, kad pasidžiaug, pasišnekėt, pasiguosti, kaip raštas sako, mūsų brangių tikėjimu. Amen. Būkit palaiminti su viešpačiu.